Lietuvis Laurynas Gerikas po daugiau nei 10 Belgijos sostinėje Briuselyje vis dar su ilgesiu prisimena gimtąją šalį. Emigracijos kelią vyras pasirinko ne savo noru ir neieškodamas geresnio ar sotesnio gyvenimo. Žmona gavo pasiūlymą atvažiuoti padirbėti metams. Atsisėdom namuose, pasidėliojom, kas kieno naudai turėtų aukoti savo karjerą ir nugalėjo tokie, sakykime, pragmatiški dalykai. Tai yra tais laikais algų skirtumas kartais, nes litai buvo čia eurai, tai tikrai kartais buvo skirtumas. Iš kitos pusės metam padaryti pertrauką aš tikrai nemačiau didelės problemos savo karjerai sustabdyti, nes galvoju, išnaudosiu kalbų mokymuisi, taip, savęs lavinimui. Aišku, prieš tiek metų nebuvo tų tiek online platformų, kiek dabar galimybių mokytis, bet vis tiek jau šis tas buvo. Tai taip ir, sakykime taip, darbiniai santykiai ir šeima iš paskos atvažiavau čia. Mintis leisti metus laiko savo lengviau atsikvėpti nuo kasdienių rūpesčių ir darbų Lietuvoje negąsdino. Be to, idėja daugiau laiko skirti saviugdai ir sudaryti sąlygą žmonos savirealizacijai atrodė puikus planas. Vis dėlto Laurynas prisipažįsta, sutuoktinės sutarčiai prasitęsus ilgesniam laikui, susitaikyti su mintimi, kad yra išlaikomas, nebuvo lengva. Atėjo supratimas, kaip čia visą gyvenimą tu buvai vyriškis, kuris dirbdavo, šeimą išlaikydavo, dar kažką. Ir staiga tas supratimas, kad tave išlaiko, buvo, negaliu pasakyti, kad tai buvo labai lengvas periodas, galbūt net ir, sakyčiau, depresijos su tam tikrais požymiais galbūt, kol pats save nugalėjai, kol radai veiklas, įprasminimą, savo buvimo čia kiek kitokį negu vien tik uždirbti pinigus. Tai buvo sunkus periodas, bet užtat iki šiol nebijau, kaip tas alkoholiko gydymas prasideda tikriausiai nuo pripažinimo, aš esu alkoholikas, tai aš dabar jau drąsiai galiu pasakyti, taip, aš esu žmonos vyras, na ir ką. Kol žmona dirbo, Laurynas turėjo rasti kitų būdų save užimti, kad nuvytų slogias mintis šalin. O tai padaryti nebuvo sunku, nes europinės institucijos čia dirbančiųjų antroms pusėms stengiasi sudaryti kuo geresnės galimybės mokytis naujų dalykų ir užsiimti įvairiomis laisvalaikio veiklomis. Bandžiau susitvarkyti ūkį, buitį, vis tiek iš automobilio iškrovus daiktus reikia juos sudėti. Aš šaržuoju, aišku, bandžiau susipažinti su aplinka, kur kas ir kaip aplink namų, aplink gyvenamąją būstą. Toliau komisijos atėjo pasiūlymai čia į welcome susitikimą naujokams, nes institucijose yra ne taip, kad kasdieną žmonės priimama, yra porą, tretą kartų metuose, man atrodo, yra priėmimo dienos, tai atitinkamai sudėlioja visus ir pasitikimo, ir naujokų susipažinimo, ir po tų kursų ten daugybė, didelis sąrašas laisvalaikio veiklų, kur jie siūlo užsiimti. Tokia socialinė integracija palengva susiradau savo dar kur pasimokyti tiek užsienio kalbų, tiek specialybinių dalykų pasigilinti. Na ir taip dienos praeidavo, greitai pakankamai. Jeigu kalbam vien apie materialinę pusę, tai taip, pinigai buvo uždirbami žmonos, tačiau institucijos turi ne aš pirmas, ne aš paskutinis toksai ir nebūtinai vyras ar moteris. Tolimesniuose kursuose kalbų įvairiausiuose kitose susipažinau tiek su vyrais, tiek su žmonomis. Tai jie yra išdirbę jau didžiulę ir turi didžiulę socialinę sistemą integracijos antrųjų pusių. Integracijos į vietos kultūrinį gyvenimą, į kalbinį režimą vietinį, tai yra prancūzų kalba bei Nyderlandų kalbos, flamandų kalbos Belgijai. Gali rinktis tos kursus ir jeigu tu nuosekliai toliau mokaisi, tai yra nemeti, tai yra viskas nemokamai.
Laurynui teko nelengva užduotis. Ne tik susitaikyti su mintimi, kad nebėra pagrindinis šeimos maitintojas, bet ir kardinaliai pakeisti savo mąstymą ir perdėlioti prioritetus. Tas prisidėjimas prie šeimos gerbūvio, kaip komisija sakė, kai visi įsitikinai, vien tavo buvimas čia ir palaikymas antros pusės ir jos darbinės nuotaikos, jos bendrų nuotaikų jau yra didžiulis prisidėjimas, kurį tu pačioj pradžioj gali ir privalai suteikti savo antrai pusė. O ten toliau ten automatiškai vystosi pažįstamų ratas atsiranda, atvažiuoja pažįstami iš Lietuvos, tu surandi čia, iš kursų draugai, bendradarbiai. Tai ilgai neužtrunka ir tai priklauso tik tai nuo tavo paties asmeninius socializacijos ir komunikacinių savybių. Jeigu tu pakalbėsi, tu visą laiką rasi. Ką? Maža to, prisitaikyti prie Briuselyje gyvenančių vietinių taip pat nebuvo sudėtinga. Nepaslaptis, kad šiame Belgijos mieste savo vietą atranda gausybė skirtingų kultūrų, tikėjimo ar tautybių žmonių. Briuselis yra labai specifinis ir labai išskirtinis, sakykime, dėl daugelio aspektų. Vienas iš tų aspektų yra miesto multikultūriškumas. Prasme, ieškoti belgų bendruomenės čia nereikia. Tiksliau, ne tai, kad nereikia, nebūtina. Tu gyvendamas kažkur tu privalai integruotis, taip, bet čia yra tautų toks mišinys ir katilas, kad tu gali rasti vieną dieną vienokią, antrą dieną kitokią ir tai visą mėnesį kas nors naujo. Kiekviena valstybė nori narė, nenarė, kandidatė, nori pristatyti save visuomenį. Yra didžiulis pasirinkimas nemokamų renginių ir jie būna kasdieną. Nuo koncertų iki bet kurio menas, kultūra, viskas yra čia ir viskas pasiekiama ir dauguma iš jų yra nemokama. Tai principe atsipalaiduoji, pasirenki, ką tu nori ir neri į šitą jūrą. Tai lietuviška bendruomenė šitame kontekste jinai yra labai gerai ir labai reikalinga, nes vis tiek kiekvienas iš mūsų turim jausti tas šaknis, turim bendrauti su tautiečiais, su lietuviais, rasti bendrų veiklų, bet jos, kada yra tokia masė, jos tos veiklos, tie lietuviškos salelės, kultūrinės, meninės, jos išnyra, jos atsiranda kartu, plaukia ir tu vis tiek Lietuvoje gyvenęs, dirbęs, savo pažįstamų ratą, dalį rato sutinki čia. Tai kažkokios tokio atitrūkimo nuo Lietuvos čia absoliučiai nesijaučia. Galų gale ir 2000 kilometrų ar orų, ar sausumos kelių nėra toks didelis atstumas. Tai kažkaip tai, žinokit, nepajutau, iš pat pradžių nebuvo nei didelio ajajai, kaip čia aš visai be lietuvių bendruomenės prapulsiu, ne. Tokio dalyko nebuvo. Nors dabar Laurynas Briuselyje jaučiasi tarsi žuvis vandenyje, vis dėlto savų šaknų jis niekada nepamiršo. Todėl prasidėjus karui Ukrainoje, jis draugė su keliais bendražygiais negalėjo likti nuošalyje ir įkūrė atskirą Belgijos ir Nyderlandų karalystės šaulių būrį. Seniai buvo mintis prisijungti prie šaulių, bet gyvenant čia į Šaulių sąjungos veikla buvo koncentruota ir jinai yra pagrindė koncentruota Lietuvos Respublikoje, tačiau prasidėjus įvykiams karui Ukrainoje atsirado supratimas, kad tėvynės sienos nėra vien tik tai ta geografinė lietuvėlė, jos yra žymiai platesnės ir pagalbos ir veikimo gali prireikti visur. Atsirado vienas kitas entuziastas dar, atsirado vienas šaulys, kuris apsiėmė ir mokėjo ir žinojo pradinius tos visus reikalus, kaip tvarkoma. Entuziastų būrelis susibūrė ir padarė ir kūrė šitą reikalą. Ir dabar Šaulių sąjunga planuoja ir savo plėtrą
kalba rimtai ir planuoja savo plėtrą ir diasporoje. Nes, jeigu nebūsi pasiruošęs, tai bet koks įvykis tave užklups netikėtai ir tu blaškysies kaip valtis jūroje, audringoje ir nieko gero iš to nebus. O geriau būti pasiruošusiam, bet kad ta diena neateitų, bet tu vėl ramiau miegosi. Šių metų kovo 25-ąją iškilmingoje ceremonijoje Lietuvos ambasadoje prisiekė nauji Lietuvos šaulių sąjungos nariai – Belgijos ir Nyderlandų karalystėse gyvenantys lietuviai. Lietuvos šaulių sąjungos karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės atskirojo būrio vadu išrinktas Laurynas Gerikas. Kaip pasakoja pats vyras, susirinkę savaitgaliais jie su bendraminčiais ne tik puoselėja lietuvybę, patriotiškai ugdo čia gyvenantį jaunimą, bet ir mokosi praktinių išgyventi reikalingų disciplinų. Mokomės visokių nekinetinių dalykų, tai yra nekinetiniai tie bendrieji dalykai, pirmosios pagalbos suteikimas, tai yra orientacija vietovėje, tai yra orientacinis sportas, sakykime, taip. Išgyvenimo tam tikri įgūdžiai ir pagalba kitiems, nes nedaug dievė reikės vėlgi šio karo Ukrainoje pamokos, reikės pabėgėlių srautus padėti, priimti, valdyti. O tokių organizacinių dalykų pagrinde. Nes visi mato, net ir priešai potencialus mato, jeigu tu esi pasiruošęs, tai 3 kartus pagalvos prieš imdamasi veiksmų. O jeigu tu toksai bimbam, tai priešų irgi potencialiam, nepotencialiam yra patogiau. Taip, pilnai sutinku ir galima pasižiūrėti į Šaulių sąjungos narių augimo statistiką, kreivės. Karas Ukrainoje išprovokavo, gerąja prasme, išprovokavo pilietiškumo, patriotiškumo augimo bangą ir Šaulių sąjungos plėtra yra vienas iš tų geriausių įrankių apibūdinančių pilietinį pasipriešinimą, pilietinį sąmoningumą. Nors turi naujų veiklų ir Belgijoje susikūrė gyvenimą, Laurynas neslepia drauge su žmona turintis visai kitokio ateities planų. Žinot, kaip yra sena patarlė, kad nieko nėra pastoviau už laikinumą, tai buvo pasiūlyta toliau padirbėti ir taip pat mes 12 metų laikini. Nors mes niekada savęs su Belgija, net ir taip atsisėdę, šnekėdamėsi, niekada savęs su Belgija ir nesiejame, nesakėme, kad va čia mes yra ta valstybė, kur mes pasensime, kur pensija, kur galų gale ir pasilaidosime. Ne, visą laiką mes sakėm, kad mes grįšime kažkada į Lietuvą. O dabar planuose, kada grįšit į Lietuvą? Dabar mes, taip galima pasakyti, tranzite viso to proceso esam, nes kaip ir kontraktai visi baigėsi fiziškai, teisiškai galimybių pratęsti tokių nėra, vyksta dalyvavimas įvairiausiose atrankose, tai užtrunka, tai negali pasakyti, kur mes. Mes daugiau dabar gyvenam, sakykim, taip Lietuvoje negu Belgijoje. O jeigu paklausiu, kur jūsų yra namai, čia ar ten? Mes čia labai sunkus ir ilgai ir daug kartų diskutuotas klausimas namuose. Šiaip po to apsistojom, sakėm, namai ten, kur mūsų pagalvės. Visur, kur ne mūsų pagalvės, ten ne namai, ten svečiuos. Jeigu atsivežiai kažkur savo pagalvę, tada čia tavo namai. Tai šiandien kur jūsų pagalvės? Lietuvoje pagalvės. Šiuo metu mūsų pagalvės yra Lietuvoje.